Vis daugiau vakarietiškų pramonės įmonių įsikuria Lietuvoje, stato gamyklas, steigia savo įmonių filialus. Todėl reikalingi inžinieriai ir inžinierės, įrangai aptarnauti ir atnaujinti, bei projektuoti visiškai naujus ir unikalius produktus ar sprendimus. Lietuvos įmonės, siekdamos būti labiau konkurencingos, pradeda automatizuoti savo gamybą, naudoti robotus, dirbtinio intelekto sprendimus. Ir tokių specialistų Lietuvoje šiuo metu itin trūksta. Atlikau netgi tokią mini apklausą tarp mūsų inžinierių, kad galėčiau pateikti kuo tikslesnę informaciją, kodėlgi verta rinktis tą inžinieriaus profesiją. Tai yra dvi pagrindinės tokios priežastys. Pirma, kad tai labai įdomi profesija ir labai plati sritis. Ji apima tiek informacinės technologijos, tiek ir pramonės procesų valdymą. Ir tai unikali galimybė jauniems žmonėms ateiti dirbti į tas sritis, kurios kūrė visos žmonijos pažangą. Antras dalykas - tai yra labai prestižinė, gerai apmokama profesija. Yra nuolatinis tokių specialistų poreikis. Phoenix Contact gyvuoja jau 100 metų. Įmonės būstinė yra Vokietijoje, tačiau veikla išplitusi po beveik 100 šalių. Visame pasaulyje dirba apie 22 000 darbuotojų, o praėjusių metų apyvarta net 3 milijardai 600 milijonų eurų. Lietuvoje ši įmonė savo veiklą vykdo jau 18 metų. Nuoširdžiai patariu tiek merginoms, tiek vaikinams, jeigu jums nors kažkiek sekasi tikslieji mokslai, būtinai apsvarstykite inžinieriaus profesiją. Darbas bus įdomus, nes profesija glaudžiai susijusi su technologinėmis naujovėmis. Taipogi galėsite keisti savo darbo sritį gyvenimui bėgant. Ir darbo rinkoje busite visada reikalingas, gausite gerų darbo pasiūlymų. Jei manote, jog šioje srityje moterims sunkiai sekasi, jūs klystate. Štai sėkmės pavyzdys. 2 metus studijavusi odontologiją, moteris nusprendė žengti netradicinį žingsnį. Paėmusi akademinės atostogas, atėjo dirbti į Phoenix Contact. Nors neturėjo jokios darbinės patirties, greitai išmoko dirbti su klientais, įmonės sistemomis, sužinojo, kaip funkcionuoja verslo įmonė. Nuo gamybos ir logistikos iki finansų bei pardavimų. Šiandien jį džiaugiasi, kad žengė šį lemtingą žingsnį ir gali sėkmingai kopti karjeros laiptais. Tai, kas labiausiai man patinka dirbant šioje įmonėje, yra tai, kad jautiesi naudingas ir svarbi įmonės dalis. Prieš tai galbūt nesijaučiau savo srityje, dabar iš tikrųjų jaučiu, kad mano darbas yra naudingas ir aš prisidedu prie inžinierių sprendimų, kurie daro pasaulį tvaresnį. Mūsų strateginė vizija yra įgalinti, kurti elektrinę pasaulio ateitį. Tai pasaulis, kurio elektros energija pagaminta tik iš atsinaujinančių energijos šaltinių. Tokiu būdu elektros energija gali būti gaminama veik neribotą laiką, mažomis sąnaudomis ir prieinama visiems. Nors tai gali skambėti sudėtingai, bet tai sprendimai, kuriuos matote aplink. Jūs galėsite kurti saulės baterijų jungtis, elektromobilių krovimo stoteles, pašto siuntų rūšiavimo konvejerius, išmanius pastatus. Tai gyvenimo žmonėms lengvinantys ir tvarų pasaulį kuriantys dalykai, prie kurių galėsite prisidėti tiesiogiai. Tai geresnis pasaulis ateities kartoms. Pasaulis, kuriame bus daugiau naujovių ir mažiau neigiamos įtakos gamtai. Kokios yra pagrindinės sėkmės paslaptys? Tai matyt yra kelios: aistra naujienoms ir technologijoms, kokybė bei šeimos verslo įmonės kultūra. Įmonės darbuotojai, jausdami šios šeimos vertybės, tikėjimą naujovėmis, tapo lojalūs ir dauguma jų dirbo kartu jau net 10 metų. Kokios mano pamokos? Tai visų pirma, kad jeigu nesijauti savo srityje, net studijų metais, reikia nebijoti žengti drąsesnį žingsnį ir išbandyti naują sritį arba veiklą. Kita, reikia rasti įmonę, kurioje jautiesi svarbus ir kurioje jauti, kad tavo darbas tikrai daro pasaulį tvaresnį arba geresnį. Jeigu jums dar kils klausimų dėl inžinerinės profesijos, kreipkitės pas mus.
kontaktus galite rasti mūsų puslapyje. Mes esame atviri pokalbį ir mielai jūs pakonsultuosime.